Prieš kelis mėnesius baigiau šviesos gyduolių mokymus pas Džiuljetą. Ir žinot, noriu šiandien pasidalinti savo kelionę su jumis. Kaip atėjau spalį į šitos mokymus, aš įsivaizdavau, turėjau tokį lūkestį, kad mėnuo du ir aš gausiu kažkokią tai instrukciją, gausiu informaciją, kokia yra mano sielos misija ir aš galėsiu pradėti tai vykdyti ir keliauti pirmyn. Dėja, o gal ne dėja, taip nenutiko. Reikėjo pereiti pačiai, reikėjo atrasti pačiai, ant lėkštutės nieko nebuvo padėta. Ir ar buvo sunku? Buvo sunku. Buvo momentų, kai buvo labai gera, kai buvo taip jauku netgi sakyčiau, bet žinot, kai turi kapstytis savo viduje, kai turi suprasti, iš kur ateina tam tikri apribojimai, iš kur atsiranda baimės, tai tu turi pažvelgti tai baimei į akis. Bet žinot, tada, kai pažvelgi, nieko baisaus daugiau nebėra. Ta prasme, viskas atrodo paprasta. Ir kai aš baigiau šitos mokymus, aš aiškiai žinojau, koks yra mano sielos kelias, kokia yra mano misija ir kur aš einu. Taip, laiko užtruko, tai beveik metai laiko, bet tas nuoseklus ėjimas, tas neskubėjimas, tas išbuvimas atradimuose labai pasiteisino, manau, šituo atveju. Ir esu labai dėkinga Džiuljetai, esu labai dėkinga pakeleiviams, kurie buvo su manim tose mokymuose, nes tai žmonės iš tikrųjų yra atrenkami į tos mokymus, tie, kurie jau yra pasiruošę stoti į šitą kelią. Ir kiekviena ta siela, kuri atėjo į tos mokymus, ta bendrystė, kurią mes atradom, iš tikrųjų yra labai vertinga. Tai jeigu tu abejoji, jeigu turi baimių, tai padėk jas trumpam į šalį ir pasikalbėk su Džiuljeta. Ir pamatysi, galbūt tai bus tavo gyvenimo kelio, tos tikrosios misijos atradimo pradžia. Sėkmės tam.